Sveiki, jaučiai. Na, pradedame nuo darbo, kaip visada, ir baigsime sveikata. Na, šią savaitę darbo linija yra labai lėta, bet labai produktyvi. Viskas bus inertiškai, iš lėto, netgi kai kurie gali pradėti galvoti, kad jūs biškutį, pusę dienos prie darbo stalo ten prasnaudžiate, bet taip nėra. Tikrai lėtas tempas šią savaitę yra jums pats geriausias. Dabar labai seksis tiem jaučiam, kurių darbui reikalinga labai daug kantrybės. Ištvermės, kantrybės, kruopštumo. Tai jūs laimėsite tą, kaip sakant, žiurkių lenktynės tas, reiškia, darbe. Dabar spręsite tikrai kažkokius labai rimtus klausimus ir jums gali būti patikėta, būtent ne čia ir dabar spręsti, bet lėtoj ilgoj perspektyvoj, kur reikia labai lėtai, neskubant, labai pareigingai, atsakingai viską spręsti. Ir įdomu tai, kad ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį su darbu susijusią gausite žinią. Ir jinai turėtų būti pakankamai gera. Visais atvejais jūs tikrai nesusinervinsite, o pradžiugsite. Tai ar jums čia premiją skyrė, ar aukštesnį postą davė, ar šiaip kažkokią tai, žinia susijusia su jūsų veikla. Pavyzdžiui, kad atidarė jums jau kažkokią įmonę ar dar kažką. Tai va. Dabar pinigai. Tikrai bus labai svarbu šią savaitę, kadangi tiesiog isteriškai norėsis daugiau pinigų. Tiesiog nebegalite gyventi, taupyti, skaičiuoti kiekvieną centą. Ypatingai tai liečia jaunimą, kuris pradeda gyvenimo kelią, kuriem dar visko reikia, ir būto, ir namo, ir mašinos, ir vaiko darželio geresnio vaikams, ir brangesnę mokyklą gal atiduoti vaikus ir taip toliau. Tai va, taip, kad galimybių turėsite, kaip sakiau, turėtumėte ir dėl pinigų gauti neblogą žinią, reiškia, arčiau savaitgalio. Todėl, manau, jūsų visos pastangos, ypatingai tos, kurios inertiškos, lėtos, tvarkingos, atneš kažkokią naudą ir perspektyvą. Šiaip tai iš tikrųjų savaitgalį turit pasijusti gana saugiai finansinė prasme. Tai va. Meilė tai labai toks ramybė, pastovumas, tik tai jaunimas blaškysis tie, kurie neturi partnerių, o šiaip tie, kurie ilgai gyvenote porose, tai tikrai nepergyvenkite, yra ta aplinka jūsų pakankamai harmoninga šiuo periodu. Dabar tie, kurie esat vieniši, vėlgi pas jūs tęsiasi periodas, kai gali grįžti į senų jausmų temą. Tai senos meilės, senos pažintys kažkokios, bet aš tai nežinau, kažkaip 2 kartus į tą pačią upę, dar kartą pabrėžiu, aš man atrodo ir savaitę kažką panašaus sakiau, tai būkite išmintingi, skaičiuokite, ar tikrai galima į tą upę mėginti įbristi. Šiaip tai tokie jaukūs santykiai meilės visą savaitę. Dabar sveikata. Iš tikrųjų, persivalgymas toks pavojingesnis gal ir saldumynai. Persivalgymas, pavyzdžiui, mėsa ir saldumynais. Kas labiausiai ten kažkaip tai amoniaką kokį sukelia kraujyje, ar ten kur ten, ir kaupiasi nuodai, ir dėl to mes jaučiamės nebe tokie laimingi. Atsiprašau. Irgi geriau labai neskubėti, nepersidirbti, daugiau gulinėti, jeigu yra galimybė, netgi nesėdėti, pavyzdžiui, prie rašomo stalo, o ištiesti kojas ant sofutės, pasidėjus kompiuterį reikia, jeigu daug dirbate. Nes biškutį kentės šią savaitę kaklas ir nugara. Tai jeigu turite kokią bėdelę, tai netingėkite užsisakyti masažistę ar kažkokią tai procedūrą fizioterapijos, tam, kad geriau pasijustumėt. Vis tik sveikatai taupyti neverta. Taigi, brangieji, neužmirškite mūsų palaikyti paspaudimais, dalinimus ir prenumeratą mūsų kanalo, ir iki kitos savaitės. Ate.